Sveiki sugrįžę į podcastą Kerinus laiškai iš ateities. Ir šiandien 10 dalyje, kažkiek jinai net ir jubiliejinė ir 10 laida, kaip tik birželio pabaigoje, tai galvoju, 10 podcast'o dalių per mėnesį tikrai labai neblogai. Prieš pradedant mūsų šios dienos temą, kuri yra kaip tapti laisvu, kaip tapti laimingu. Nes kol nesame laisvi, tikrai negalime būti iki galo laimingi. Noriu padaryti trumpą įžangą ir paprašyti ne dėl savęs, bet dėl jūsų pačių, kad kai klausotės tokias laidas, YouTube'e uždėkite laiką. Kodėl to reikia ir kodėl tai jums yra naudinga ir tai yra net ne apie mane. Iš senų energijų mes galėtume galvoti, kad mes norime susirankioti laikų širdelės ar kažkokius kitus dalykus, kad tai būtų mūsų ego boost. Bet man iš tikrųjų asmeniškai tai nėra svarbu, kiek labai jūs palaikinsite mano laidas, bet tai yra dėl jūsų pačių ir štai kodėl. Kai mes ateiname kažkur ir turime kažkokią patirtį, kas tai bebūtų, ar tai būtų viešbučio viešnagė, ar tai būtų dailės paroda, ar tai būtų, nežinau, garso gongų terapija, ar tai būtų kažkokia kita patirtis. Iš tikrųjų, vienas jausmas, kurį galite tuo metu patirti ir su juo susijungti, yra dėkingumas. Dėkingumas už tai, ką patyrėte, už tai, ką išgirdote ir panašiai. Ir šitoje vietoje kartais mūsų ego mums trukdo, kaip čia pasakyti, trukdo mylėti gyvenimą, trukdo prisišaukti dar daugiau gerų dalykų, nes būtent per dėkingumo energiją, kai mes jau esame dėkingi už tai, ką turime gyvenime, kai esame dėkingi už tai, kad ką tik gavome, už tai, kokią šiandieną turėjome ir panašiai, tai mes iš tikrųjų atstumėme tai ir, kitaip tariant, iš pozityvios pusės žiūrint, kuo daugiau mes turime dėkingumo jausmui tam, kas vyksta, kuo daugiau išreiškėme, tuo daugiau visata mums atsiunčia tokių pačių ir dar didesnių nuostabių dalykų. Tai tiesiog palinkėčiau kiekvienam iš mūsų daugiau jausti dėkingumo ir nebijoti tą dėkingumą išreikšti. Ir dėkingumą išreikšti kartais galima labai paprastai tiesiog po garso terapijos prieiti prie tų, kurie veda ir padėkoti už tą patirtį. Palikus kažkokį viešbutį, kuriame jums patiko, negailėti laiko ir parašyti gerą atsiliepimą ir padėti taip kitiem keliautojam irgi susigaudyti, kuo ta vieta yra ypatinga, kuo jinai jums patiko ir panašiai. Gerai, tai keliaukime tuomet į pagrindinę temą, tai yra apie tai, kaip būti laisvu ir kaip būti laimingu. Pirmas dalykas, ką sakyčiau, reikia padaryti, tai vis dėlto išsilaisvinti iš senų įsitikinimų, iš baimių ir iš noro įtikti kitiems žmonėms. Angliškai tas populiarus pasakymas people pleasing, nes tai iš tikrųjų labai riboja ir labai trukdo augti. Kodėl? Todėl, kad daugeliu atveju, kai jūs turite svajonių, ar tai būtų nauja veikla, ar tai būtų, nežinau, elementarūs dalykai, kad romantiniai santykiai, kai jūs einate kažkur ir bijote susikibti rankomis ar kažką padaryti, nes ką kiti pagalvos, bijote imtis kažkokios savo verslo idėjos, nes kažkas sukritikuos, bijote, nežinau, tėvams pristatyti antrą pusę, nes kas, o jeigu nepriims ir taip toliau, būtent per baimę, kad mūsų kažkokių nepriims, kad kažkam neįtiksime ir taip pat išgyvenimo baimę, tai pakalbėsime ir apie ją, nes čia viena labiausiai ribojančių energijų mus, išgyvenimo baimė, per tai ateina labai daug kliučių. Aš turėjau keletą galimybių patirti, ką reiškia išsilaisvinti ir atsikratyti visko, kas yra ne mano, klausant savo širdies. Tai todėl aš manau šitą podcast'ą gal net ir pavadinime įdėsiu širdies kelias kaip raktažodį, nes iš esmės išsilaisvinimas turi būti
per širdį, ne per protą. Galima bijoti ir vis tiek žengti per tą baimę ir daryti tai, ką širdis sako. Galima bijoti nežinomybės, kad įžengsite į kažkokią naują etapą gyvenime ir išeinate iš komforto zonos, kas tai bebūtų, ar santykiai, kuriuose kentėjate, jeigu tai buvo toksiški santykiai ir atrodytų, kad o gal tai yra geriau negu likti vienam, o kas jeigu aš neįsimylėsiu, ar tai būtų su darbais ar karjeros posūkiu, kur atrodytų, kad dabar yra komforto kažkokia zona ir tu tikrai žinai, kokius įgūdžius turi, kiek uždirbi ir taip toliau, ir jeigu iki galo nesijauti laimingas, tuomet tarsi ieškai išorėje kaltų. Labai dažnai susiduriu su tuo, kad žmonės ieško kaltų išorėje ir tada klausia savęs beviltiško klausimo, kad kodėl ji ar kodėl pasaulis yra ne toks, koks turėtų būti, bet iš tikrųjų pasaulis yra tik tai atspindys to, ką reikia išgyventi viduje ir ką reikia perdirbti viduje. Gerai, labai asmeninė istorija, bet pradėkim nuo to. Prieš kokius 3-4 metus, dabar tiksliai nepasakysiu, bet mačiau laidą Netflix'e, ten berods gal 4 dalis, bet yra apie substancijas, kurios keičia mūsų sąmonės lygį. Ir tai darė žurnalistas, jisai norėjo tiesiog atsakyti į klausimus apie magiškus grybus, apie LSD, apie MDMA, apie, man atrodo, dar kažkokias medžiagas, bet tiesiog nežinau kodėl, man atrodo, kad man yra įdomu apie tai paklausyti, nes smalsumas visada buvo mano varikliukas. Gal dėl to ir tokie žurnalai mano prenumeruojami kaip National Geographic ir taip toliau, nes norisi pažinti ir suprasti pasaulį. Esmė yra tokia, kad būtent klausant tos dalies, kuri buvo apie Magic Trip, apie magiškus grybus, man tai labai stipriai surezonavo ir aš nežinau kodėl, bet aš supratau, kad aš noriu to pasidomėti ir aš jaučiu, kad turiu tai patirti. Ir aš ieškojau pasaulyje vietos, kur tai galėčiau padaryti saugiai, legaliai, kad tai nebūtų kažkas iš pogrindžio, kad tai nebūtų kažkas, ką rizikuoji ir darai pats. Tai aš keliavau į Amsterdamą pas guru ar šamaną, ar nežinau kaip galit pavadinti kažkaip labai supaprastintai kaip palydėtojas per patirtį, bet gal pasakysiu tiek, kad nedarykite to vieni, būtinai turėkite kažką, kas jūs saugo, dėl to, kad tai labai stipriai padidina psichologinį komfortą. Ir nebūtinai turėti Magic Trip arba kitas patirtis. Tiesiog aš tai pasakoju iš savo asmeninės patirties ir dėl to, kad per asmeninę patirtį tada nėra kur ginčytis, nes tai yra ne teorija, tada tiesiog tu pasakoji savo istoriją ir žmonės arba tai priima arba ne. Aš tikrai ruošiausi tam porą savaičių, lengvesnę dietą, daugiau meditacijų, daugiau buvimo gamtoje ir panašiai. Ta prasme, aš suvokiau, kad tai yra svarbus žingsnis ir kad noriu tam pasiruošti. Taip pat aš žinojau labai stiprų momentą apie tai, kaip ruoštis, apie tai, kad reikia turėti intenciją, bet tuo pačiu reikia paleisti bet kokius lūkesčius, nes prasidėjus procesu tu jo kontroliuoti negali. Tiesiog vyks tai, kas turi vykti ir tavo pasąmonė žino, ką tau turi parodyti, ką tu turi išgyventi. Tai man tai buvo tikrai gyvenimo posūkis, ta kelionė. Dabar, kai galvoju, kad yra daug kitų metodų, pavyzdžiui, tarkim, kvantinė hipnozė, su kuria aš dirbu, aš nebesigręžiu taip stipriai į tas patirtis ir nesakau, kad jų reikia kiekvienam kaip ar tai būtų Magic Trip, magiška kelionė per grybus, ar tai būtų ayahuasca kažkur Pietų Amerikoje ar kitur, bet ta prasme nebūtinai per instancijas, bet per substancijas. Tikrai galima tai patirti ir be jokių substancijų per kvantinę hipnozę. Tai tą pasakau tiesiog kaip disclaimerį, kad jūs negalvotumėte, kad šita podcast'o dalis yra būtent apie kažkokias tokias keliones ir būtinai apie substancijas. Bet eikim prie esmės.
to magiško keliavimo metu iš tikrųjų, ką aš patyriau, tai pačioj pradžioj patyriau tarsi tokią kaip tylą ir tarsi kūno skenavimą, tarsi sėdėčiau teatre ir yra užtrauktos užuolaidos ir tu nežinai, kur atėjai ir tu nežinai, ką tu pamatysi sceną ir tu nežinai, ką patirsi ir kokias tavo emocijas sukels ir panašiai, bet tiesiog tarsi sėdi, lauki ir priimi ir viduje ieškai vidinės ramybės, kad aš pasiduodu tiesiog, kad pasiduodu, atsiduodu tai patirčiai, kas atsitiks ir aš žinau, kad viskas yra laikina, kaip tai bebūtų stipru ar sudėtinga, linksma ar liūdna, ar dar kažkas, bet kad visa tai yra laikina, kad tiesiog tai ateis ir praeis. Toliau kas vyksta tai, kad aš pradedu užduoti savo klausimus, kad kodėl aš tiek daug meilės atiduodu kitiems, draugams, antrai pusiai, šeimai ir panašiai, bet aš turiu omeny, kad man yra toks jausmas, kad aš atiduodu labai daug meilės ir niekas negrįžta atgal, grįžta gal kažkoks tai rūpestis, grįžta gal kontrolė, gal grįžta kažkokie buitiniai dalykai, nusipirkim naują kilimą, bet ta prasme man tai nėra meilė ir aš galvoju, kad kas su tuo yra, kodėl aš nenoriu rūpintis tokiais materialiais dalykais ir man nesvarbu, ar mes turim seną kilimą ar naują kilimą, jeigu aš nesijaučiu apkabintas, jeigu aš nesijaučiu mylimas ir panašiai. Apie ką tai yra ir koks būtų jausmas būti laimingu. Ir tada tos magiškos kelionės metu aš jaučiu, kad tarsi atsigręžia 1000 veidrodžių. Atsigręžia 1000 veidrodžių į mane ir visą tai, ką aš skleidžiu kitiems, tą visą meilės energiją, tą rūpestį, kitus šviesius dalykus, tai pirmą kartą tie veidrodžiai atspindi man atgal ir aš pasijaučiu beprotų laimingas. Tikrai beprotiškai laimingas, nežinau, 100%, kiek galima jaustis žmogaus kūne laimingam. Ir tuomet aš iškeliu savo klausimą vis dėlto, tai kaip aš pamečiau tą laimės jausmą, kaip aš pamečiau, kaip mylėti save ir kodėl, nežinau, mano antra pusė negali manęs mylėti taip, kaip aš norėčiau būti mylimas. Ir kodėl aš jaučiuosi auka visoje tai situacijai. Ir nutinka labai įdomus dalykas, kad tiesiog iškyla iš vidaus, iš giliau, dabar aš tai vadinčiau aukštesnysis aš. Atsakymai yra labai paprasti, kad kerniau, niekas kitas gyvenime aplink tave nepadarys tavęs laimingų, jeigu tu pats nesiimsi tos atsakomybės, tik tai tu gali padaryti save laimingų, tik tai tu esi už tai atsakingas, niekas kitas nėra už tai atsakingas ir tu turi susigrąžinti galią į savo rankas ir suprasti, kad būtent tu turi galimybę ir būtent tu turi visus šansus tapti laimingu, jeigu tu klausysi savo širdies, ne? Tai yra širdies kelias ir net jeigu kažkur bus baisu, perženk tas baimės ir priimk sprendimus, kurie yra nukreipti į tave, kurie yra nukreipti į tą kelią, kad tu taptum laimingas. Ir aš pirmą kartą po daugybės metų, visada, kur jaučiausi auka, nežinau, dėl patyčių mokykloje, dėl emocinio ir kitokio smurto galbūt namuose, dėl draugų situacijos, kuomet turėjau tokių draugų, kurie leisdavo savo mane žeminti ar menkinti ir man atrodė, kad aš bandau išsaugoti draugystę, todėl leidžiu jiems elgtis taip su manimi ir aš sau leisdavau sumažėti ir būti mažiau negu aš esu. Tai aš tiesiog po tos kelionės aš suvokiau, kad aš esu savo gyvenimo šeimininkas ir nepaisant to, kad aš norėčiau, kad pasaulis būtų kitoks, kad mano antra pusė būtų kitokia, bet nebus. Aš norėčiau, kad ten, tarkim, tėvai būtų kitokie, bet nebus, jie myli taip, kaip jie moka. Aš norėčiau, kad ten, nežinau, darbas, darbdavys, įmonės kultūra ar vadovas ar dar kažkas būtų kitoks, bet jisai kitoks nebus. Vienintelis dalykas, kas gali būti kitaip,
aš galiu būti kitoks ir aš galiu priimti kitokius sprendimus. Ir aš grįžtu į Lietuvą be aukos sindromo. Aš jau grįžtu kaip tas, kuris turi laisvę veikti ir gali daryti bet ką, gali likti santykiuose, gali iš jų išeiti ir taip toliau, bet yra mano laisvė. Ir neatiduokite niekada šitos laisvės į išorinės rankas savo tėvam, kurie patars arba nepatars kažką daryti, draugams, kurie palaikys arba nepalaikys dėl jūsų vienokio ar kitokio sprendimo. Šitą dalyką duokite vieninteliu dalyku savo širdžiai, tai yra jūsų širdies kelias. Tai atomazga iš mano tos magiškos kelionės yra tokia, kad 3 mėnesius aš buvau labai šviesus ir pozityvus ir mylintis ir nebesijaučiantis auka, net ir tais momentais, kai antros pusės bjaurūs įpročiai lįsdavo. Aš į tai nekreipdavau dėmesio, bet tiesiog aš perlipau labiau į stebėtojo pusę ir galvoju, gerai, pala. Jeigu per artimiausius 3 mėnesius, net ir aš būdamas toks pozityvus ir neįkrisdamas į aukos vaidmenį ir nenusimindamas ir nelįsdamas į kažkokias depresyvias nuotaikas, tai vis tiek nepadės, mano švytėjimas, mano meilė, mano šviesa nepadės tiem santykiam būti geresniem. Tai reiškia, kad tai ne mano kaltė, aš tada tiesiog turiu išeiti iš to toksiško santykio ir eiti toliau. Ir visai nesvarbu, kiek man metų ir nesvarbu, ar man kada nors pavyks vėl įsimylėti ką nors ir taip toliau, bet vis dėlto laisvė yra stipriai susijusi su laimės pojūčiu, net jeigu ir ne iš karto, bet neprisiriškite prie patogaus gyvenimo arba kažkokių dalykų, dėl kurių sunku išeiti iš toksiško darbo ar toksiškų santykių poroje ar dar kažkokių dalykų, nes laisvė yra viskas. Toliau visa visata jums padės keliauti į priekį. Be to, mūsų sielos aukštesnis planas, mūsų aukštesnio aš noras iš tikrųjų yra, kad mes išmoktume gyvenimo pamoką, kad mes išmoktume karmos pamoką, nes iš tikrųjų, kai mes jos neišmokstame, jinai kartojasi ir kartais tai yra tiesiog šiame gyvenime, kai mes lipame ant grėblio 2, 3, 4 kartą. Kartais tai yra iš praėjusių gyvenimų, nes gyvenimų pamokos kartais yra labai sudėtingos. Leiskite priminti trumpą istoriją. Šį mėnesį lankėsi moteris hipnozė ir tai, ką parodė pasąmonė, parodė, kad ankstesniuose gyvenimuose tiek Japonijoje, tiek kitur, jinai visada pasirinkdavo turtingą vyrą, kuris suteiks jai pinigų, suteiks jai komforto jausmą, suteiks statusą, suteiks galimybę būti matomai ir svarbiai visuomenė ir taip toliau. Bet tas vyras jos nemyli. Visi tie vyrai per paskutinius gyvenimus ir dabartinis jos nemyli, tiesiog jie, nežinau, pavadinkim paprastai naudojasi, tarsi jinai būtų funkcija, tarsi jinai būtų, reikalinga seksui, buičiai, kažkokiem kitiem dalykam, tarsi tai būtų, kavos mašina, kur tu taip pasispaudi mygtuką, pasiėmei tai, ko tau reikia ir tarsi nieko nedavei atgal. Ir tai yra labai liūdna matyti, kad jau 5 gyvenimas, jeigu nedaugiau, aš nežinau, ko pasąmonė dar neparodė, kad žmogus yra vėl tuose pačiuose spąstuose. Ir šį kartą yra taip blogai, kad ta prasme tiesiog tarsi jau būtų tikrai pats laikas tai suprasti ir išeiti iš toksiškų santykių, kur vyras negerbia, kur jisai priekabiauja, lenda prie kitų moterų, kur jos negerbia, neleidžia jai disponuoti savo uždirbtais pinigais ir net nusipirkti suknelės, atima iš jos telefoną, neleidžia telefoną naudotis ir taip toliau. Tiek daug red flagų buvo per tai, kas atsivėrė, kad aš net nenoriu viso to vardinti, bet ta prasme, bet kam iš šalies pažiūrėjus matosi, kad yra galimybė ir pagaliau yra šansas ir yra suvokimas vidinis ir pagaliau yra širdies noras išeiti iš toksiškų santykių ir tuomet visata padeda, nes jos viena draugė kaip tik persikraustė ir turi buto raktus, kuris yra laisvas, sako, eik gyvenk į tą mano laisvą butą, va dabar, eik gyvenk, skirkis su vyru, atsidalinsit
namais, turtais, pinigais, kažkokiais dalykais, bet ta prasme tiesiog daryk tai dabar. Tai va, istorija apie laisvę yra būtent apie tai, kad mes labai dažnai nenorim išeiti iš komforto zonos, nes dabartinis komfortas net ir su visais minusais ir blogybėmis atrodo geriau negu niekas ateityje. Ir tas niekas labai gąsdina, bet iš tikrųjų tai nėra niekas, tai yra viso labo nežinomybė ir baimė, kad tu nežinai, kaip bus toliau, o mes labai norime kontroliuoti gyvenimą, mes labai norim kontroliuoti ateitį, mes labai norime kontroliuoti rezultatus, kai kažką darysime, kad būtų labai konkrečiai. Taip pat pakalbėkime truputį dabar apie kontrolę. Noras kontroliuoti gyvenimą yra vieni didžiausių spąstų ir jie labiausiai trukdo gyvenimui tapti laisvam, gražiam, laimingam, atnešti jum daugiau stebuklų, laimės, sinchroniškumų ir taip toliau. Nes tuomet, kuomet mes įsikimbame į kažkokią versiją ir bandom sukontroliuoti, tuomet vien blogi dalykai vyksta. Dažnu atveju, aišku, yra išimčių. Nekalbu apie verslus, kai ta prasme mes turime suplanuoti projektą, komandą, tikslus, rezultatus, kaip kokiais būdais pasieksim. Nekalbu apie tą dalį, bet kalbu apie gyvenimą, kaip gyvenimą. Galvoju, kokį pavyzdį galėčiau pateikti. Daug keliauju, turėjau tikrai iššūkį paskutiniai dideliai kelioniai, kai keliavau į Aziją vasario kovo mėnesį. Mano intuicija man davė iššūkį, kad Kerniu, o tu gali neplanuoti šitos kelionės. Ir man taip tikrai buvo labai sunku, pripažinsiu, nes aš daugybę metų esu dirbęs vadovavimo srityje su žmonėms, su projektais, su įmonių metiniais planais, su strategija 3-5 metam į priekį, taip toliau, ta prasme planavimas ir mano kraujyje tas pats per keliones, jeigu tai yra 2 savaičių kelionę ar 3 savaičių kelionę, aš visada norėdavau žinoti, kur aš būsiu, kur aš nakvosiu, kokias aš patirtis turėsiu, ką aš pamatysiu, kokius muziejus aplankysiu, ar aš ten, nežinau, plauksiu nardyti, bet ta prasme, aš norėjau žinoti visą tai iš anksto. Keisti tą įprotį gali būti skausminga, tikrai gali būti skausminga leisti intuicijai vesti į priekį. Tai aš paklausiu intuicijos, pala, tai aš skrendu ir net nežinau, kur nakvosiu, tai gal čia kažkaip gali būti kompromisu, kad aš nežinau visos kelionės, bet bent kažką žinau. Ir taip, aš pajutau vidinį atsakymą, kad pirmas kelias dienas į Bankoką, nes tai buvo skrydis į Tailandą, galiu pasimti ir tada pirmą salą, į kurią ketinau vykti, kad pasidžiaugčiau jūrą, saulę, kitais dalykais. Tai ir tik tai tiek. Ir po to aš net nežinau, ar aš aplankysiu be Tailando kažkokias kitas šalis. Paskui išnyra Laosas ir išnyra labai natūraliai, ką aš veiksiu ir taip toliau. Tai bet kokia to esmė, aš net nepasakosiu gal visų detalių apie tą kelionę, tiesiog taip ir ilgai užtruktų šiam podcastui, bet esmė yra kokia, kad iš tikrųjų, kai aš nustojau kontroliuoti gyvenimą ir leidau gyvenimui pačiam atnešti sinchroniškumus ir mažyčius, tarkim, stebuklus ar gražius atsitiktinumus, tai gali būti tik tuomet, kai mes nekontroliuojame gyvenimo. Ta prasme, kai mes esam super kontrolėje, mes tarsi uždarome visas įmanomas duris ir pasiliekame kažkokias konkrečias. Ir durų pavyzdys labai geras, leiskite jums pasakyti, kaip labai dažnai mes kaip žmonės neleidžiame laimei ateiti. Įsivaizduokite, kad esate ovaliame, dideliame kambaryje, kuriame yra, nežinau, 20 durų, gerai, gal net ir 100 durų. Kas vyksta ir ką daugelis žmonių bando padaryti? Jie praeina per visas duris ir jas visas užkala, užremia ir savo parašo, kad aš per čia neįsiu, per šitas duris aš nenoriu, kad ateitų laimė. Ir tada įsiremia tik tai į vienas duris, tas, kuris išsirenka iš tarsi savo analitinio proto ir bando per jas brautis. Ir taip neatsirakina, ir taip neišsilaužia, ir taip laimė neateina per tas duris. Ir ko aš čia nemoku, ir ko nesuprantu, ir kodėl man nepavyksta nulaužti tų durų arba atrakinti spynos.
Žinokit, atsakymas yra netgi ne apie tai, kad kokį raktą atsinešti prie tų norimų durų. Tai yra atsakymas apie tai, kad mes bandome sukontroliuoti, per kurias duris ateis laimė ir visi kiti dalykai, ar mūsų gyvenimo pamokos, sunkios ir lengvos, džiaugsmingos, gal ir liūdnos, bet per kurias duris privalo ateiti mūsų laimė ir gyvenimo patirtis, bet tai yra ta mūsų kontrolė, ta baisi kontrolė, ką mes iš tikrųjų darom su savo gyvenimais. Tai receptas apie duris būtų paprastas iš tikrųjų. Nustoti brautis per tas duris, kurios neatsidaro. Kas tai bebūtų, ar jūsų karjeros žingsnis, kurio niekaip nepavyksta padaryti, ar santykiai, kurias forsuojate, bet kuriems nelemta išsipildyti ir sužydėti, ar dar kažkas, bet mes bandom tarsi forsuoti dalykus, spausti juos. Kai iš tikrųjų lengviausias dalykas tai yra pereiti per tas visas duris, kurias buvo užkalęs, nuimti visus tuos užkaltus dalykus, nuimti visas top juostas, kurias pats savo susidėjau, ir leisti laimei ateiti per bet kurias duris be jokio lūkesčio. Man po labai ilgų santykių, kurio truko iš principo nuo mano studijų metų iki pat prieš 3 maždaug metus, 18 metų kartu praleidau su to žmogum, bet kai aš pradėjau dabar eiti į pasimatymus ir aišku prieš tai išsilaižiau savo žaizdas, aš galvojau, kad aš nemoku eiti į pasimatymus, tarsi aš būčiau niekada nebuvęs paauglys ir niekada to nedaręs ir tarsi man tai yra visą tai labai nauja. Be abejo, kad išbandžiau viską, bandžiau kažkam įtikti ir atspėti ir prisitaikyti, kad ko iš manęs tikisi, koks aš turėčiau būti, kad tam žmogui patikčiau, pavadinkim tai kaukėmis. Tikrai labai sunku, labai vargina ir galiausiai vis tiek po kelių pasimatymų vis labiau ir labiau tampi savimi ir nori parodyti save. Tai galiausiai priėjau iki to taško, kai aš dabar einu į pasimatymus, aš einu be jokio lūkesčio, aš nepažįstu to žmogaus, aš nežinau, kaip mes suvaidinsim, aš nežinau, gal tiesiog mes būsim draugai, gal tai bus linksmas nuotykis, kuris užtruks 1, 2, 3 pasimatymus, gal tai taps ilgalaikiais santykiais, bet labai svarbu neprojekcionuoti to iš anksto ir nebandyti nupiešti ant žmogaus tarsi ekrano savo projekcijos, bet leisti savo išgirsti ir pamatyti tą kitą žmogų tokį, koks jis yra. Bet lygiai taip pat svarbu ir ta kita pusė, ta vidinė laisvė leisti savo būti savimi ir nesidėti jokių kaukių dėl to, kad iš tikrųjų pirmas dalykas tai tik tai pradžiai yra baisu, bet paskui pasidaro labai lengva. Taip lengva būti savim, jūs nepatikėsite, bet peržengus tą baimę, kad manęs nepriims tokio, kas aš esu, viskas išsilaisvina dėl to, kad labai lengva būti savim, nes nereikia galvoti, kad ką apie mane pagalvos, ar aš patiksiu, nepatiksiu, ar taip toliau. Visiškai nesvarbu, jeigu aš būsiu savimi ir aš kažkam nepatiksiu dabar per pirmą pasimatymą, kiek aš sutaupysiu savo laiko, savo ir to žmogaus, nes man nereikės grįžti 2, 3, 10 ar 100 pasimatymą tam, kad aš sužinočiau, kas aš esu arba kas yra tas kitas žmogus. Tai tiesiog išlaisvina, jeigu po pirmo susitikimo, būnant savimi, tu tam žmogui netinki. Valio, reiškia, jums yra nepakeliui ir niekada nebuvo pakeliui ir niekada nebus pakeliui. Nes jeigu tu esi tu ir kažkam netinki toks, koks esi, tai yra tiesiog palaiminimas keliauti skirtingais keliais. Ir atsiras galiausiai žmogus, kuris patinka tau, kuriam tu patinki būtent toks, koks esi. Ir čia man dabar išnyra vaizdas, ką tik drugelis praskrido, man išnyra vaizdas apie radio stotis. Įsivaizduokite, kad jūs esate dažnis, nes iš tikrųjų kosmose viskas yra dažnis, net ir jūsų siela ir šitas gyvenimas yra tam tikras tarsi dažnis, tarsi kurį skleidžiate apie save. Jeigu aš būčiau radio stotis, aš noriu būti autentiška radio stotis ir būtent tokia radio stotis,
kurios kaip kūrėjas aš įsivaizduoju, kokią aš ją matau sapnuose, vizijose, kokią aš ją susvajoju ir taip toliau. Ir aš šitoje vietoje geriausią kelią, kurį galiu pasirinkti ir būti tą autentišką radijo stotim. Dėl to, kad tik tai tokiu būdu mane suras mano klausytojai ir mano klausytojai bus visai kiti klausytojai negu tie, kurie klauso kitas radijo stotis. Nežinau, neturiu mylimosios radijo stoties, bet tarkim, jeigu tai būtų M1+, aš neturėčiau nerimauti ir galvoti apie tai, kad ką daro Power Hit Radio, ką daro, nežinau, LRT klasika, ką daro kažkur kiti ir bandyti konkuruoti su kitais ir būti jais, būti tom kitom radijo stotim. Visiškai to nereikia, tiesiog leisti būti savo radijo stotim ir skleisti tą dažnį, tą muziką, kurią tu skleidi ir tie klausytojai, kuriems patinka tai, ką tu darai, tą muziką, kurią tu groji, apie tai, ką tu kalbi, jie ir yra tavo klausytojai, ne tie, kuriems tu būtum apsimetęs tuo, kuo nesi, ne tiems, kuriem dėl konkuravimo būtum sugalvojęs būti kažkuo kitu, kuo tu nesi ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. O dabar kaip tą padaryti, ne? Kaip paleisti kontrolę, tai labai yra geras pavyzdys apie kumštį. Įsivaizduokite, kad jūs esate labai ilgai suspaudę savo kumštį ir čia yra labai daug įtampos. Tai įtampa taip ilgai gyvena jūsų kumštė, kad jinai iš tikrųjų pamažu keliauja žemyn, link jūsų pečių, per vieną kūno dalį, per bicepsą, per viską iki pat peties, galiausiai įsitempia pečiai, galiausiai įsitempia sprandus ir taip toliau ir galbūt netgi keliauja tas skausmas į galvos skausmus ir taip toliau, bet iš tikrųjų visą tai prasidėjo nuo kumščio, nuo noro kontroliuoti gyvenimą, kuo baigsis pirmas pasimatymas, ar ten kažkokius kitus dalykus, ar kaip turi atrodyti kelionė, į kurią keliaujate. Aš žinau, kad daugeliu žmonių norisi recepto, kaip atgniaužti kumštį ir tą padaryti jėga. Neturiu 2 rankų dėl to, kad laikau telefoną kitoje, bet įsivaizduokite, kad aš su kita ranka bandau jėga atgniaužti, nykštį, smiliu kitus pirštus, bet atgniaužti jėga tarsi atlupčiau savo kumštį ir priveršiau jį nustoti gniaužtis. Tai iš tikrųjų per jėgą veikti jėgą arba įtampą nėra geras receptas. Receptas iš tikrųjų yra labai paprastas. Kaip paleisti gyvenimo kontrolę, tai tiesiog paleisti, atleisti, pakviesti save paleisti dalykus. Iš tikrųjų, per pakvietimą atsiranda nuostabus dalykas, nes užtenka pakviesti ir leisti, kad tie dalykai vyktų. Tai jeigu aš įsivaizduočiau kumštį, kurį pakviečiau atsigniaužti patį ir paleisti įtampas, aš net nespaudžiu laike ir nesakau, kiek laiko kumštis turi išsiskleisti, jisai tiesiog pats tai padaro, delnas išsiskleidžia, pirštai atsigniaužia. Aš pirmą kartą pajutau tokį gerą jausmą, o Dieve, kaip gera, kai yra kumštis nesugniaužtas ir kai įtampa ką tik išsisklaidė. Ir man net nereikia galvoti apie tobulą būdą. Kažkodėl mano delnas šiuo metu nėra ištiestas, ne taip kaip ištiešiau ranką virš galvos ir sakyčiau, tamsta mokytoja, aš noriu paklausti. Ne, jis yra tiesiog kažkoks truputį riestas, truputį apvalus, pirštai yra atsipalaidavę, bet jie nėra tiesus kaip styga, jie yra šiek tiek sulenkti. Bet mano delnas, mano pirštai žino, kaip jaustis atsipalaidavus. Jie žino, kokia pati natūraliausia forma, kokia yra harmonija atsipalaidavusio kumščio. Lygiai taip pat apie mūsų gyvenimą ir mūsų kūno išmintį, iš tikrųjų bet kurios kitos įtampos ir kiti dalykai mūsų kūnas turi vidinę išmintį ir žino, kaip paleisti tą kontrolę gyvenimui, kaip paleisti kažkokius kitus dalykus. Tai va, ir tuomet sekanti podcastų dalis yra apie tai, kad kai mes leidžiame savo paleisti visą tai, kas buvo ne mūsų, norą kontroliuoti gyvenimą, norą įtikti žmonėm, kad ką kiti žmonės pagalvos ir taip toliau, ir tiesiog mes prisimename, kad mes esame atsakingi tik už savo jausmus, savo patirtį, savo gyvenimą, mes nesame atsakingi už kitų patirtis.
jeigu praėjusioje laidoje kalbėjau apie tantrą, apie sakralų seksą ir kažkam nepatogu klausytis to, aš įsivaizduoju, kad mano draugam arba tėvam arba kažkam, tai ne mano atsakomybė. Tai yra jų kelionė, jie gali nesiklausyti tokių jautrių topikų, jeigu jiems tai yra per jautru, jie gali klausytis ir tuomet klausti savęs, kodėl aš nepatogiai jaučiuosi, kai Kernis kalba apie temą, iš kur tai kyla ir taip toliau. Ir būtent šita dalis, kurią dabar noriu paliesti, yra apie vieną iš būdų, kaip paleisti dalykus. Tai mano rankos yra nuostabi knyga, kuri atėjo iš mano draugės, jinai vadinasi Paleidimas, autorius yra David Hawkins. Šita knyga man sukelia tokius jausmus, kad aš ją skaitydamas jaučiu, kad aš tai jau patyriau labai didelę dalimi, bet taip pat ir atrandu dalykų, kuriuos lengviau pacituoti, kad neiškraipyti, kad padėčiau jums. Tai leiskite man jums papasakoti labai trumpai apie paleidimo mechanizmą. Tai paleidimo mechanizmas yra toks. Pirmiausia, mes įsisąmoniname jausmą, leidžiame sąmoningai suvokti jausmą. Tada leidžiame jam sukilti ir kurį laiką jį jaučiame. Leidžiame tam jausmui būti tokiam, koks jis yra, nesistengime jo pakeisti ir sutelkiame dėmesį į jo energiją. Mes nesmerkiame to jausmo, koks jisai bebūtų, šviesus ar tamsus, ar liūdnas, ar nepageidaujamas, ar mums atrodytų, kad blogas jausmas, bet iš tikrųjų nei vienas jausmas nėra blogas, nei geras, nei blogas. Visi jausmai turi teisę gyvuoti ir išsireikšti per juos. Tai būnam su to jausmu ir neduodam jam jokių moralinių vertinimų, tai tiesiog jausmas. Ir šios technikos esmė yra atsisakyti bet kokių bandymų jausmą pakeisti ir jam pasipriešinti. Pavyzdžiui, jeigu jis užpuolė labai didelis liūdesys, nereikia bandyti pačiam to liūdesio keisti ir sakyti, vat aš dabar jį konvertuoju ir peršoksiu į džiaugsmą, nes man liūdesys nepatinka. Mano tikslas buvo liūdesį paversti džiaugsmu. Ne tokia esmė, nereikia liūdesio paversti džiaugsmu, reikia tiesiog su tuo jausmu išbūti. Ir būtent mūsų pasipriešinimas jausmams juos užkonservuoja ir pakiša po kilimu, tarsi kažkas, ko nenorime matyti, bet visi dalykai, kuriuos mes pakišome po kilimu, čia mano nuomonė ir mano vaizdinys, yra kažkas, kas pūva, dūlėja, darosi dar labiau sunku sutvarkyti vėliau, o kažkada vis tiek teks pakelti tą kilimą ir išsitraukti viską, ką mes tenai paslėpėm. Energetinė prasme, būtent pasipriešinimo jausmas, kai mes nenorime to jausmo priimti, įsileisti, patirti, kai bandom pakišti, jisai palaiko to jausmo energiją ir suteikia gyvybingumo. Kai nebesipriešinam ir nebandom jo pakeisti, jisai pats pasikeičia ir tampa lengvesnis, o galiausiai jeigu tiesiog būnate su tuo jausmu toliau, jisai silpnėja ir po truputį ištirpsta, išsisklaido ta energija. Kartais tai gali užtrukti daugiau negu vieną kartą. Ta prasme, aš manau, kad labai sunkių emocijų perdirbimas neįvyksta per vieną dieną, neįvyksta per vieną bandymą tai patirti. Nepaisant to, kiekvieną kitą kartą yra lengviau tai padaryti, negu buvo prieš tai. Kai pradėsite šį procesą, pamatysite, kad jausmai gali kelti jums baimę, netgi galite pasijausti kalti dėl to, kad jaučiate tos jausmus. Bet kai kurį laiką pabūsite su savo jausmais, nebandydami jų kaip nors paveikti, baimė ir kaltė dings, liks tik pats jausmas, grynas jausmas. Ir kai leidžiate tam jausmui būti tokiam, koks jis yra, kai leidžiatės į gylį, tada atsiduodate procesui ir jausmo energija ima sklaidytis. Štai tokia yra paleidimo proceso esmė. Leiskite iliustruoti pavyzdžiais. Vienas pavyzdys būtų apie tai, kad po skyrybų aš labai daug perdirbau savyje ir man atrodo, kad kai jau viską išgijau ir susitvarkiau, tik tada atėjo labai gilus liūdesys, tarsi depresija, tarsi jausmas, kad nenori gyventi. Jisai nebuvo toks, kad norėtum išeiti iš gyvenimo, bet jisai buvo toks, kad nenori tiesiog keltis nuo sofos, nieko nenori daryti. Niekas tavęs nelaukia, niekas tarsi neteikia džiaugsmo ir tokioje vietoje natūralu, kad to liūdesio
tam tikram gylyje, kaip vienas iš sluoksnių yra tai, kad kodėl aš tai turiu patirti, aš nenoriu šito liūdesio, aš nenoriu šitos nuotaikos, kad nenoriu gyventi ir panašiai, bet ta prasme tiesiog tu negali pabėgti nuo to jausmo ir jeigu galėtum, turbūt užsimestum tablečią arba kažką, bet tai nepadėtų to išspręsti. Nekritikuoju tablečių, jeigu lankotės pas psichologą, psichiatrą ar kažką ir jums paskyrė ir kaip laikinam periodui, kad būtų lengviau mąstyti, atsistoti ant kojų, viskas gerai, bet nedarykite to tik tai per tabletės, kad kažką suvalgiau, kas man turi padėti, kažkokia chemija ar medicina ir panašiai, būtina dirbti su savo vidum. Tai, sorry už nuokrypį, bet grįžtu prie esmės, prie pavyzdžio. Aš leidau savo nerti į gylį ir bandyti suprasti, apie ką yra tas liūdesys, apie ką yra gedėjimas, apie ką yra nenoras gyventi ir visi kiti dalykai. Ir tai leidausi gilin, kur yra tarsi netgi, sakyčiau, labai tamsu. Tai netgi gali gąsdinti, kad ar aš tikrai noriu taip giliai leistis, kad o kas, jeigu aš nebeišlipsiu iš tos depresijos, kad ar leistis gilin reiškia rizikuoti, kad iš to nebeišbrisi. Ir galiu tikrai padrasinti, kad ne, leistis į gilį, leisti savo išgyventi tą emociją pilnai, žymiai greičiau paleidžia jūs tą emociją, kai jūs ją išgyvenate, negu kai atidėliojate kitiems kartams, kad kada nors padarysiu tai vėliau. Nuostabus dalykas, kuris atsitiko man per tą kelionę, nežinau kaip kitiems, jeigu norite pasidalinkit irgi savo patirtimis komentaruose, bet atsitiko labai gražus dalykas, iš tikrųjų, kai aš išgyvenau patį giliausią liūdesį, kokį tik įmanoma žemėje išgyventi, bent jau tuo metu man taip atrodė, gal kada nors patirsiu dar didesnį gylį, aš pasijutau laimingas ir man tai buvo paradoksalu, aš galvoju, ta prasme, kaip aš galiu šią minutę jaustis laimingas, kai aš esu taip beprotiškai stipriai liūdnas. Ir tada iš mano pasąmonės išnyra labai įdomus atsakymas, bet išneria per širdį, ne per analitinį protą, kad iš tikrųjų mes gyvendami žemėje, gyvendami šį gyvenimą, turim ypatingą laimę patirti visus tos jausmus. Aš turiu omeny, patirti tokį gilų liūdesį irgi yra laimė, kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, bet yra galimybė pažinti šaltinį, tarsi šaltinio gelmes. Ir kai tu neri taip giliai į tą šaltinį, nuo ten, kur tas šaltinis prasideda, tebūnie, kad tai yra liūdesio šaltinis, liūdesio gelmė, kažkurio momentu tas jausmas tampa toks stiprus, grynas ir tyras, tarsi pati šaltinio esmė, tarsi pati tos emocijos esmė, o ta esmė niekada nebuvo iš tavęs atimti viltį, ta esmė niekada nebuvo, kad tu paskęstum liūdesį ir niekada iš jo neišnirtum. To esmė buvo, kad tu pamatytum liūdesio grožį ir kokią alchemiją liūdesys taip pat turi, kiek jisai daug gali perdirbti. Ir žinau, kad jums keistai nuskambės, bet man tą akimirką atsiveria suvokimas, kad tai, kad aš galiu būti liūdnas, kad galiu patirti tokį jausmą, kad aš galiu verkti, kad mano ašarų yra tiek daug, kad aš turbūt galėčiau nusiprausti visą savo vandenį, kaip vandenį tas ašaras visą veidą ir pagalvoti, kad pala. Mano kūnas sugeba išskirti tiek daug vandens, kad aš galiu nusiprausti savo veidą savo ašaromis. Taip gražu, aš nemoku apsakyti to momentu, koks išnyra grožis iš to liūdesio. Ir tuomet tas liūdesys mane paleido, tiesiog paleido, tiesiog jisai nebegrįžo, tiesiog aš galėjau gyventi toliau ir kurti naują gyvenimą. Ir kitas pavyzdys, labiau susijęs su šita knyga ir mano gera draugė ir kolegė, kuri man padėjo per praktiką irgi pabandyti paleisti kai kurios dalykus. Tai mano pirminis jausmas, su kuriuo mes bandėme dirbti, buvo vienatvės jausmas. Aš manau, kad vienatvės jausmą patiria labai daug žmonių, ypač tie, kurie yra nors truputį kitokie. Paimkim bet ką, nežinau, LGBT temą, ar jūs įsivaizduojate kaip vaikų, kuris yra, nežinau, pavyzdžiui, vienintelis gėjus ar lesbietė klasėje
kiek daug jam daro sudėtingos įtakos ir išgyvenimo tai, kad kiti jo nepriima tokio, koks jisai gimė, koks jis yra. Tai labai sudėtingas jausmas būti atstumtam, būti balta varna ar juoda avim. Ir didelė dalis to jausmo, jeigu nerti gilyn ir atsilupinėti kaip sluoksnis, yra vienatvė, kad tu jautiesi labai vienas, vienišas, jautiesi kitoks. Aš vis dar turiu to jausmo, jisai atėjo tiesiog dar sykį ir atėjo turbūt būtent dėl to, kad kai pradėjau dirbti su kvantinė hipnoze, kai pradėjau gilintis į visatos dėsnius, kurie yra aukščiau negu bet kokia religija, ir nors religijose yra daug tiesos ir daug labai gražių dalykų, bet ten irgi yra blogų dalykų, kurie yra, nelysiu per daug į detalės, bet dėl kontrolės, dėl noro žmonės pririšti prie tos religijos kaip vienintelio būdo judėti prieki ir taip toliau. Ką norėjau pasakyti iš tikrųjų, kad per tą vienišumo jausmą aš tiesiog galvojau, tu blemba, gerai leisiuosi į gilę tą karą, tas vienišumo jausmas, kada jisai pirmą kartą atsitiko mano gyvenime, atsitiko vaikystėje, kai išėjau žaisti kiemą ir norėjau žaisti su kitais vaikais. Jie to nenorėjo, nes jie savo draugų ir savo komandą jau turi, tu kažkoks esi svetimas. Tai aš grinai iškilo tas prisiminimas ir aš tuomet leidausi dar giliau į savo jausmus. Gerai, o kas po tuo slepiasi? Po to, kad tu nori su kažkuo draugauti, o tie kažkas nenori su tavim draugauti. Ir aš leidausi į tokį keistą jausmą, kad o kas jeigu niekam aš esu nereikalingas šiame pasaulyje, jeigu šitam gyvenime niekas manęs nesupranta, jeigu taip iš tikrųjų būtų, nors žinau, kad taip nėra, tikrai turiu draugų, kurie mane supranta, bet kas jeigu tai būtų, nes kažkodėl tas jausmas jisai gilėjo būtent į tą pusę ir aš tam nesipriešinau, nors mano analitinis protas turbūt bandytų sustabdyti ir sakytų, čia kažkokia nesąmonė, taigi tu turi draugų, tu turi pasimatymų, tu turi daug gražių patirčių, bet aš leidausi tą jausmą, nes reikia keliauti gilyn tol, kol jisai pats pasikeis ir išsisklaidys, o ne dėl to, kad sustosi pakeliui, ne? Ir tuomet kilo vaizdinys, aš jau buvau gilesniam transe, kilo vaizdinys, kad aš esu akmuo, kuris leidžiasi į vandenyno dugną ir ten yra taip tamsu ir taip toli paviršius. Ir aš kaip akmuo nusėdu ant dugno ir pradeda labai greitai eiti laikas. Diena naktis, mėnesiai, metai, 100 metų, visi, kuriuos pažinojau, kurie buvo gyvi, kai aš buvau gyvas, jie jau numirė, dabar tik tai aš esu kaip akmuo ir pasaulis pasikeitė žmonės, aš nieko nebepažįstu, nieko, ką pažinojau, kol turėjau ne akmens gyvenimą. Vaizdinys yra ne apie tai, kad aš iš tikrųjų buvau akmuo, taip aš žinau, aš nebuvau akmuo, tai yra tik tai vaizdinys, bet man įdomiau yra, ką mano pasąmonė bando man pasakyti, ką mano aukštesnysis aš bando pasakyti per tą vaizdą ir aš leidžiuosi tolyn į tą kelionę, kad ir kaip man nepatiktų tas vaizdinys, kad aš praleidau kelius šimtus metų ir nieko neliko, kas yra gyvas, ką aš pažinočiau, jeigu grįšiu į gyvenimą. Ir toks kilo visiškai bejėgiškumo jausmas ir toks, kad esi niekam nenaudingas ir nereikalingas. Kam tu esi naudingas kaip akmuo? Tu esi niekas iš principo, tu tiesiog akmuo. Bet aš galvojau, gerai, bet ir būsiu aš tas akmuo, ir būsiu niekam nenaudingas, nereikalingas, aš tiesiog būsiu. Ir aš atėjau į būseną, kur yra tiesiog būti, nedaryti, neveikti, ne kažką, bet tiesiog būti ir leisti savo priimti save tokį, koks esi, kai aš esu akmuo. Leisti savo jaustis taip, kaip jautiesi, gerai, aš niekam esu nereikalingas, nenaudingas ir niekas manęs nepasigėda per 100 metų. Būti su tuo jausmu. Ir aš tiesiog truputį pabuvau realybėje šitam laikė, turbūt praėjo visą labo 5 minutės. Ten, kur aš buvau, praėjo tikrai daugiau laiko, kad tas jausmas persidirbtų, bet laikas yra reliatyvus, šitą jūs žinote. Ir tada nutiko labai keistas dalykas. Aš pradėjau kaip akmuo pastebėti aplinką aplink save ir suprasti, kad visa tai, kad aš esu nereikalingas, nematomas, yra iliuzija.
Ir aš pradėjau persijungti į stebėto vaidmenį ir tiesiog stebėti, aš esu, va ta būtis tiesiog. Ir stebėjimas to, kas vyksta su manim, stebėjimas to, kas vyksta aplinkoje. Aš pastebėjau, kad krabas išsikasė prie mano vieno krašto urvelį, nes tiesiog jam tai yra kaip užuovėja, kad vandenynas neužneš jo namelio su daugiau smėlio. Aš tiesiog kažkam esu užuovėja ir aš galvoju, geras, kažkam grįžtančiam iš vandenyno pasižvejojimo ar kažkokių kitų dalykų, mano akmuo, mano forma yra atpažįstama kaip namai, kažkam tai yra užuovėja ir kažkam yra patogu išsikasti urvelį prie manęs. Aš jau teikiu kažkokią naudą, nieko nedarydamas, nesimdamas jokių veiksmų, tiesiog būdamas akmeniu, aš jau esu kažkam džiaugsmas ir esu kažkam namai ir aš tada stebiu, kaip atvaro kelios žuvytės ir dūksta už manęs, nes tuo metu padidėja vandenyno srovės ir jom fainai slėptis už manęs arba suktis aplink ir aš matau, kiek daug džiaugsmo aš teikiu, tiesiog būdamas akmeniu, aplink kurį galima, noriu pajuokauti, tūsinti, bet tiesiog užtenka būti akmeniu, nieko daryti, nieko neveikti ir vis tiek kažkam esi naudingas. Ir aš tada staiga sugrįžtu gyvenimą, išnyru iš vandenyno gelmių ir aš suvokiu, kad Kerniau, dabar šitam gyvenime, šitam momente, šitais metais, tu tiek daug darai. Ta prasme, šitas podcastas, kvantinė hipnozė su klientais, gospel choras, per kurią mes skleidžiame tokią džiugią muziką ir džiugią gerą energiją, kad žmonės atsiliepimuose rašo po koncerto, kad nežinau, ką jūs padarėt, bet aš ką tik patyriau širdies operaciją. Man kartais užtenka vieno tokio atsiliepimo iš klientų ar iš klausytojų arba kažkur, kad aš suprasčiau, kad jeigu iš 100 žmonių, kuriem padėjau su kvantinė hipnoze, bent 10 pasikeitė gyvenimas, o tikiu, kad tikrai gerokai daugiau, jau aš išgelbėjau kažkieno gyvenimą, kažkieno laimę, kažkieno sielą, pastumėjau žengti stipresnių sielos kelių. Ir tai yra labai daug, aš neturiu būti 100% sėkmingas ar populiarus, kad mane sektų 1000, 10 tūkstančių ar 100 tūkstančių sekėjų. Tai yra ne apie tai, jeigu 100 ar 200 klausytojų, kurie paklausys šitą laidą, kažkam tai surezonuos, kažkam tai padės, kažkas galbūt atras knygą paleidimą, kažkas dar kažką atras, kažkas gal ateis į kvantinę hipnozę, tikrai kviečiu, nes tai yra labai švelni ir gera patirtis, jinai neturi tokių rizikų, kad jausitės ant mirties ribos ar kažkokių kitų dalykų, kas gali atsitikti su sudėtingesnėm praktikom, kur dalyvauja substancijos, kaip ayahuasca ar magiški grybai ir kiti dalykai. Ten gali būti labai stiprių patirčių, kurios gali atrodyti per stiprios, bet su kvantinė hipnoze taip nėra. Gerai, tai ir tada šios laidos dalies pabaigai vis dėlto, tai mes pradėjom kalbėti apie laisvę ir apie laimę ir apie kitus dalykus ir kažkaip norisi šitoje vietoje pasakyti, kad tai turi būti vis dėlto širdies kelias, o ne proto kelias. Tai turi eiti per drąsą šiek tiek, tikrai leiskite savo širdžiai turėti drąsos, nes išeiti iš komforto zonos, išeiti iš pažįstamų santykių arba turėti drąsos tos santykius keisti, jeigu įmanoma tos santykius pakeisti, jeigu abudu žmonės nori keisti tos santykius, nes vienas negali padaryti darbo už du. Tango needs two, tango šokiui reikia 2 žmonių, bet visą tam reikia drąsos ir drąsai pagrindinis dalykas tai yra, aš manau, kad leisti kiekvienam iš mūsų pajusti, kad baimė didelė dalim yra iliuzija. Ta prasme, baimė nėra signalas sustoti ir kažko nedaryti. Baimė tiesiog yra rodiklis, kad esate ant labai labai svarbaus slenksčio arba svarbaus veiksmo. Ar tai būtų išlipimas ant scenos, yra labai natūralu jausti scenos baimę. Ar tai būtų prieš priimant sprendimą keisti gyvenime karjerą, ar santykius, ar draugus, ar kažką, visa tai yra baimė, bet baimė reikia tiesiog peržengti ir daryti dalykus ir tada jinai išsisklaido. Drąsa atsiranda ir pasitikėjimas savim, kai mes
padarom ir pamatom, kad padarėm ir nebūtinai turi pasisekti iš pirmo karto. Įsivaizduokite, jeigu jūs metate krepšinio kamuolį ir neturite labai daug patirties. Būtinai noriu tai pasakyti kaip pavyzdį, nes tai yra apie tikėjimą savim ir apie drąsą. Mes turime labai stiprią minties galią ir labai tai nulemia mūsų rezultatus. Jeigu aš stovėdamas su kamuoliu krepšinio galvosiu, kad o Dieve, aš tikrai neįmesiu, aš senai nemečiau į krepšį, aš nesugebėsiu ir taip toliau, ir su tuo netikėjimu paleisiu su mintim, kad aš mesiu per silpnai, aš ir mesiu per silpnai, aš ir nedamesiu iki krepšio to kamuolio, nes aš ką tik sau tai užsiprogramavau. Visiškai kitokia energija būtų ateiti su tuo, kad aš esu žaidęs krepšinį, mano rankos, mano kūnas prisimena, kaip tai daryti, aš tiesiog pasitikėsiu savimi, aš galiu įmesti ir metant paskutinę akimirką netgi ateina iš vidinės laisvės prisiminimas, kad reikia atpalaiduoti riešą, kad ne, jokių įtampų neturi būti kūne, aš atpalaiduoju riešą ir metu ir aš pataikau. Gerai, ir turbūt tarpinis variantas, kuris dažniausiai mums atsitinka, tai yra tai, kai mes truputį tikim savim, bet ne iki galo ir mes prametam pirmą kartą ir nepataikom į krepšį. Čia labai svarbi yra vieta nepasiduoti ir savęs nesabotuoti dėl to, kad mes tą akimirką, kai mes nepataikėm, turim galimybę pasiduoti savo aukos sindromui ir beviltiškumui ir sakyti, matai, aš tau sakiau, tu nepataikysi, tu negali, tu per senai žaidėjai, ar tu neturi talento, ar kiti dalykai. Ir įlysti į aukos vaidmenį ir tarsi save sabotuoti ir patvirtinti savo, kad va matai, koks tu nevykėlis. Nedarykite to, prašau savo. Sakykite, gerai, o dabar aš leisiu savo prisiminti, kas čia buvo ir ką galiu padaryti geriau. Aš mečiau per silpnai, aš galiu mesti truputį stipriau. Dabar aš tai pabandysiu mesti ir pabandysiu mesti kitaip. Pabandysiu mesti stipriau, jūs metate ir galbūt vėl nepataikot. Šį kartą per stipriai metate, labai stipriai kamuolys atsitrenkia į krepšinio lentą ir neįkrenta į krepšį. Ir jūs turite vėl trečią galimybę, jūs metate ir galvojat, geras, o dabar aš paieškosiu balanso tarp to, ką dariau per silpnai ir tarp to, ką dariau per stipriai. Aš paieškosiu balanso, mesiu taip, kaip jaučiu, kad būtų vidutiniškai gerai subalansuota, gerai ir jūs pataikote. Viskas, jūs jau esate gerame kelyje, nes jūs netapote savo auka ir nesabotuojate savęs, kad aš nepataikysiu, aš nepataikiau, viskas žlugia, aš negaliu, bet jūs tiesiog visada išlaikote viltį, stebėtojo rolę ir galimybę pastebėti, kas įvyko, kaip įvyko, ką galiu daryti kitaip, pasižadinti daugiau savyje, tikėjimo, kad šį kartą man pavyks, nes aš jau porą kartų mečiau ir išmokau iš to klaidas ir šį kartą daryti tą sėkmingai. Tai šitas pavyzdys, kurį ką tik turėjom, yra viso labo apie krepšinio kamuolį, bet tas pats vyksta su jūsų visais kitais gyvenimo aspektais, net jeigu tai yra skyrybos, palikti žmogų, kuris jūsų nemyli ir to nepavyko padaryti praėjusiuose gyvenimuose ir per kvantinę hipnozę to labai ryškiai pamatėte. Šį kartą leiskite savo įveikti savo baimę, leisti savo tikėti, kad visa ta padės jums būti laimingu, bet pirmiausia reikia išeiti iš to, kas daro jūs nelaimingus. Tai užbaigiant šį podcastą tiesiog palinkėsiu, kad norint augti, tapti šviesesniais, laimingesniais ir panašiai, iš tikrųjų mes turime išsigydyti savo žaizdas, pasikelti dalykus, kurių nenorime pasikelti jausmus, kurių vengiame išgyventi ir taip toliau, nes tik tuomet, kuomet atsilaisvina vietos aukštesniam energijom, laimei, sinchroniškumam, tik tada jie gali ateiti į gyvenimą, tol, kol jūs turite pilną blokų ir pilną užkaltų durų, per kur neįsileidžiate savo laimės ir gražių dalykų, tol labai sunku, kad ta laimė pas jūs ateitų, nes jūs esate užkalę visas duris. Tai dirbkime su savim, turėkime vidinę laisvę paleisti galvojimą, ką kiti apie tai pagalvos, kaip kiti jausis. Jų jausmai, jų mintis, jų dalykai yra jų kelionė, jūsų kelionė yra jūsų kelionė. Tai jeigu reikia kažkokios pagalbos, galbūt gali padėti knyga Paleidimas, David Hawkins, gali padėti kvantinė hipnozė, gali padėti
bet kurie kiti būdai, su kuriais jūs dirbote. Aš labai myliu kvantinę hipnozę ir tai, ką darau, bet lygiai taip pat puikiai suvokiu, kad visi žmonės turi savo kelią, savo būdus, tai kas jiems rezonuoja, kažkam labiau rezonuoja ir padeda psichologas, kažkam muzikos, garsų terapija, kitam joga, kitam galbūt budizmas ir taip toliau. Ir kuo labiau aš tai žiūriu su meile ir priėmimu, kad kiekvienas žmogus turi savo kelią ir kaip fainai, kad jam rezonuoja kažkas kitas, nebūtinai mano kelias, nebūtinai mano žodžiai, nebūtinai mano daroma kvantinė hipnozė, tuo labiau man yra gražu matyti tą kitą žmogaus kelionę, kad jisai per išvykimą į zen budizmo retrytą ir atsiskyręs ir pabuvęs tyloje tik su savim ir su meditacija grįžo kažkoks kitoks. Tai yra taip nuostabu matyti žmonių augimą. Tai palinkėsiu jums gražios vasaros, išlikti stebėtojo rolėje, pastebėti, kas trukdo jums būti laimingu, ar tai būtų vandens baimė dėl to, kas nutiko vaikystėje, ar aukščio baimė, ar jausmas, kad draugai jūsų nesupranta, ar kažkokie kiti dalykai, bet visą tai galima perdirbti, išgyventi ir pakeisti. Ir tuomet gyvenimas pasikeičia mumise ir aplink mus ir mes tampam laisvesni, laimingesni ir visai kitokie. Ir tikrai nesame išskridę ir tik tai mintyse, ir tik tai kosmose. Mes tikrai esam labiau, būdami laimingi, esam labiau įsižeminę. Štai ką aš padarysiu, pabaigę šį podcastą. Aš tiesiog dabar eisiu maudytis ir susiliesiu su vandeniu ir patirsiu, kaip yra gera nardyti po vandeniu ir susiliejus neturėti jokios baimės, kad vanduo mane kažkaip gali nuskriausti, nes jeigu kažkas ir gali mane nuskriausti, tai tik tai mano praeitis, mano traumas, mano išgyvenimai, kurių nepaleidau. Vanduo nuskriausti manęs negali, tik mano blogos patirtis praeityje, kurių nepaleidau. Tai linkiu gražios vasaros, daug džiaugsmo, daug susijungimo su gamta, su vandeniu, su mišku, su oru, su viskuo, kas gyva aplink mus. Ir be abejo, širdimis, susijungti širdimis su tais, kurie yra šalia jūsų.